Mylimas mūsų dvasinė broli, Makiventa, Melkizedekai. Tu vadovauji mūsų planetai kaip planetos princas, panaudodamas dvasinę vyriausybę. Yra tavo dvasinių brolių ir sesių ir šitoje planetoje, kurie nuoširdžiai atsidavę tavo šviesos mokymams ir man atsiunčia paskaityti. O dabar mūsų dvasinė sesė Vanda paprašė tavęs tarti žodį mums, orantams. Norime išgirsti tavo įmokymą mums, einantiems gyvuoju keliu, einantiems kaip ir tu eini kūrėjo gyvuoju keliu. Tik tai būdamas dvasinė asmenybė, turinčia dvasinį pavidalą ir specialų statusą, mes tik pradinėme laiptelėje, mirtingieji, siekiantys ryšio su savo viduje esančia kūrėjo dvasia, minties derintojų. Mūsų įžvalga siaura, patyrimai trumpi, abejonių daug. Dėl to mums reikalingas kiekvienas šviesos žodis. Tas žodis, kuris pateikia mums ir įrodymą, ir sustiprinimą, atitinkamą argumentą, sklaidant mūsų kylančias viduje abejonės, kad mes stiprėtume gyvajame kelyje. Aš esu pasirengęs pagarsinti tavo mokymą savo lūpomis, kad jį galėtų perskaityti, išgirsti tie, kurie nuoširdžiai nori dvasinės šviesos, net ir ne orantai, o apsilankantis ir tavo televizijos kanale, nors ir labai negausiai, ir mūsų svetainėje. Aš esu pasirengęs tą padaryti dabar. Atkartoti tave savo lūpomis. Visiems. Mano mylimieji dvasiniai broliai ir sesės, aš nuostabiai jaučiuosi girdėdamas jūsų taip skambiai dvasinės asmenybės akordais pasklindančias melodijas, šlovinančios mūsų visų kūrėją. Man gera, kad mano vadovaujamoje planetoje yra mažas šviesos spindulėlis, tokiame nedidelėme krašte, kurį savąją šviesą pranoksta visos planetos šviesą, nes jūs pradėjote kaip ištakos naują visatos amžių, garbindami net visuminę dievybę. Ir aš turiu pripažinti, kad pradėjau ją garbinti, žiūrėdamas į jūs. Mes stebime jūs. Jūs esate mūsų žemesni dvasiniai broliai ir sesės, bet savuoju dvasiniu švitėjimu jūs mus stiprinate, kaip ir jūs patys norite sustiprinamo žodžio iš mūsų. Bet iš tikrųjų yra abipusis stiprinimas. Žaviuosi jumis, kad būdami dar materijoje esate dvasinio ūgio gigantai, milpinai, kurie gali pasireikšti gėrio darbais, kurie pranoksta toli aplinkos motyvus ir veiksmus.
Jūs esate toji šviesos gama, kuri harmonizuoja su kūrėjo dvasinės šeimos harmoninga ir sklindančia melodija. Jūs esate tie mano nuostabieji dvasiniai broliai ir sesės, kuriuos aš kitiems rodau kaip pavyzdį. Nes panašaus likimo planetų yra ne viena. Todėl jūs esate toji šviesa, kuri pasklinda be jokių suvaržymų iš manęs, iš mano kitų dvasinių brolių ir sesių priklausančių manai kategorijai ir turinčių specialių misijų pavedimus. Ir jie pateikia ir iš mūsų planetos esamų šviesoje gyvenančių vaikų patyrimo akimirkas, istorijas, kad stiprintų kitų planetų patyrusių maišto skaudžias pasekmes. Kad šitas sustiprinimas tų planetų gyventojų duotų šviesos grūdą, šviesos derlių, atitinkantį mūsų visų rojaus tėvų planus ir lūkesčius, kiekvienam savo dvasiniam vaikui. Mano mylimieji dvasiniai broliai ir sesės, šitame pasaulyje jūs esate taip, kada žengiate pirmąjį žingsnį, tarsi iškelti virš tos žmonijos mąstymo lygio patirties. Tačiau jūs gyvenate tarp tų visų mūsų dvasinių brolių ir sesių ir negalite patys atitrūkti nuo jų, būdami toje aplinkoje. Todėl būkite savimi, kokiu sumanė jūs mūsų visų kūrėjas. Jis teikia paramą visiems, sustiprinimą visiems, kurie vykdo jo valią. Valią, kuri neuždeda jokio naštos svorio, kuri galėtų pažeisti jūs kaip dvasinį sūnų ar dukrą ir pakenkti jūsų fiziniam, išoriniam pavidalui. Šitoji našta yra brandinanti jūsų charakterį ir charakterio brandinimas reikalauja tam tikrų iššūkių jūsų intelektui, protui, net ir jūsų įžvalgai, išminčiai, kad ją galėtų išplėsti. Reiškia, jūsų protas turi būti visą laiką veikloje ir tuo pačiu šviesėjantis. Jūs turite lygiuotis į minties derintojo vedimą, kurį patiriate atsiverimu, kad esate nuoširdūs. Tada jūs būdate savimi. Ir tie teiginiai, kurie glūdi jūsų pasąmonėje ir kartais nuotrupomis gali iškilti iki sąmonės lygio, yra taip pat skirti jūsų labui. Bet per kartų kartas užteršta sąmonė, užteršta baimė ir istoriniais įvykiais, kurie išsaugomi tam tikrose dokumentuose, bet jie neatitinka tikrųjų istorinių įvykių, žvelgiant mūsų žvilgsniu, kaip tie įvykiai buvo organizuoti,
ir vystėsi. Žinokite, kiekvienas įvykis turi interpretatorių ir tie interpretatoriai turi savų motyvų, kodėl jie įvardina tos įvykius būtent jiems palankiau. Priešinga pusė tą patį įvykį pateikia savo palankesnė linkme. Todėl ir tie dokumentai dvasinė prasme nėra objektyvūs. Tai kodėl būtina jums, kiekvienam, siekti gyvo ryšio su objektyvumo šaltiniu ir centru, kūrėjo dvasia, minties derintojų. Tik šitaip jūs patirsite, kaip jūs klaidina dabartinėje aplinkoje esantys vedliai, bet kuriame pasaulio pakraštyje. Bet tai nėra šiuolaikinė žmonijos ydos pasireiškimo dabartinė akimirka. Tai yra, kaip jūs patys puikiai suprantate, maišto pasekmė, kuri trunka jau 200 000 metų. Todėl kiekvienas įvykis, turintys savo organizatorius, kurstytojus ir atlikėjus, šiandien jūsų žvilgsniui yra neprieinamas. Nėra tokių rašytinių šaltinių, kurie objektyviai būtų išdėstę tuos įvykius ir tuo labiau įvertinę objektyvi analizė ir išvadomis. Tai kodėl aš jūs visą laiką dabar kalbėdamas noriu paakinti. Atsiduokite tik tai kūrėjo vedimo iš vidaus. Nesidairykite į praeitį. Neieškokite praeityje kokių nors priežasčių. Kurkite nuo savęs ateitį dabartyje. Kurkite taip, tarsi ir jūsų vidus yra baltas popieriaus lapas. Pradėkite rašyti istoriją savo asmenybės, savo asmens. Kokią jūs norėtumėte save matyti asmenybę jau šią akimirką. Ir nebūtinai, kad toji akimirka turi aplinkos konteksto palaikymą. Aplinkos kontekstas neturi jūsų varžyti. O tai reiškia, tai, ką jūs girdite aplinkoje, jūs neturite kreipti dėmesio. Kreipkite savo žvilgsnį į savo vidų ir jame esantį minties derintojo jums teikiamą mokymą ir vedimą. Patirkite stipriau, atsiverdami savo nuoširdumu mūsų visų kūrėjų. Ir tada, tegu jūs ir negalėsite savųjų pačių šviesiausių minčių išsakyti aplinkai dabartinėme tamsos kontekste, nes jūsų nesupras taip, kaip norėtumėte, kad jūs suprastų. Bet jau tos formuluotos mintys, kokie jūs norėtumėte būti asmenybė, jos iš jūsų virpesiais sklis daug aukštesnio energinio dažnio virpesiais ir sklis visiems ir kiekvienam. Tie virpesiai nėra sustabdomi, jie perskrodžia kiekvieno pasąmonę. Tai nereiškia, kad jie tuos virpesius pajaus sąmonės lygiu. Bet tie virpesiai skaidrins ir jų viduje, pasąmonėje esančią tirštą tamsos virpesių sumazgytą ir trukinėjantį
milžinišką kamuolį, kaip suvytų, bet sutrukusių siūlų kamuolį. Todėl jūsų mėginimas save įsivaizduoti tokį dvasinį asmenį, kokiu jūs trokštate būti, yra projekcija ir į jūsų ateities pasireiškimą. Tuo pačiu ir betarpiškai esančio jūsų akivaizdoje naujo, dar nepatirto iššūkio priėmimą su mažesnė abejone, su didesniu drąsos laipsniu ir aukštesnė gaida toje melodijoje, kurioje šita gaida ir turi skambėti. Jūsų asmenybės įsivaizdavimas tai stiprinimas ir jūsų pačių iš vidaus. Šitą jūs galite apmastyti intelektualiai ir išreikšti intelektualiai. Bet jeigu prieš tai jūs dar pagarbinsite kūrėją ir paprašysite, kad pats kūrėjas per savąją dalelę leistų jums ryškiau įsivaizduoti savo asmenybę, tai yra jūsų patį dvasinį asmenį, ir kurį jūs toje vaizduotėje dar būsite papildomai gavę naujų niuansų iš minties derintojų. Pabandykite tokį žaidimą su savimi, nes visa evoliucija yra žaidimas. Bet šitą žaidimą jūs galite žaisti nesudarydami jokio akibrokšto aplinkai, nes žaidėjas esate tik tai jūs kaip asmuo, jūsų minties derintojas. Mano vyresnio dvasinio brolio Jėzaus ir dvasinės vyresniosios sesės Nebadonijos dvasios, tiesos dvasia ir šventoji dvasia, kaip liudytojai šitame jūsų asmeninėme žaidime. Pamėginkite, priimkite tokį iššūkį. Aš jums linkiu toliau žengti dar ištingiau negu iki šiol, gyvuoju keliu, patirti dar ryškesnių, drąsesnių jūsų iššūkių įsisavinimų ir tuo pačiu stiprėti savo charakteriu, kuris yra ir grūdinamas tarp kūjo ir priekalo. Kūjas tai yra aplinka savųjų poveikių ir priekalas tai yra tie iššūkiai, kuriuos jums suteikia gyvenimas tikrovėje. Būkite savimi drąsūs, ryžtingi, mylintys visus. Ir aš jūs myliu ir apkabinu. Ir šitame apkabinime aš sakau dar kartą, ačiū jums už tuos drąsius žodžius, kuriuos jūs ištarėte garbindami net 4 asmenybės. Tai yra milžiniškas iššūkis ir mūsų vietiniai visatai, ir super visatai. Mes mokomės ir iš jūsų. Būkite savimi.